Andrejaus Sklerovo knyga Žmonijos genetinis kodas. Antra dalis. Antroji knygos dalyje Čarlzo Darvino evoliucijos teorija bei kiti to meto mokslininkai apie žmogaus evoliuciją. Tęsinys. Taigi mes jau minėjome Valeso poziciją anksčiau, Darvino kaip natūralios atrankos teorijos bendraautorių, kuris manė, kad būtina leisti dalyvauti procese tam tikrai aukštesniai racionaliai valiai žmogaus kilmėje. Galbūt tai buvo priežastis, kad 1857 m. gruodžio 22 d. laiške Valesui Darvinas rašo: Jūs klausėte, ar aptarinėsiu žmogų. Aš galvoju apeiti visą šią problemą, kuri apima tiek daug prietarų, nors visiškai pripažįstu, kad tai aukščiausia ir labiausiai žavi naturalistų problema. Kaip matome paskelbtus po 2 metų kalbančius veikalus apie rūšių kilmę, Darvinas tikrai apeina žmogaus kilmės problemos pusę, atsikratydamas skaitytojų tik su viena beprasme eilute. Neatmestina, kad jis, be kita ko, nenorėjo gadinti santykių su Valesu ir išgąsdinti savo bendraautoriaus, bent jau iki tam tikro laiko. Dar 1864-aisiais, tai yra po 5 metų išleidus rūšių kilmę, Darvinas siunčia entuziastingą laišką Valesui apie jo darbą apie žmogų ir tik atsainiai pastebi, kad jis galbūt sutiks ne su visomis detalėmis. Ir tik 1869-aisiais, dirbdamas prie knygos Žmogaus kilmė ir seksualinė atranka, beveik ją užbaigdamas, Darvinas rašo Valesui apie aštrų nesutarimą su juo šiuo klausimu. Kitas svarbus Darvino bendradarbis buvo Čarlas Lajelis, kuris dabar laikomas moderno įkūrėjų geologijos moksluose. Tam tikra prasme Lajelis Darvinas geologijoje. Lajelis buvo aktyvus Darvino teorijos evoliucijos šalininkas, išdėstytos knygoje Rūšių kilmė. Ir net buvo vienas iš tų, kurie įtikino Darviną jos publikavimo reikalingumu. Čarlzo Lailo knygas Žmogus antikoje publikacija 1863 metais buvo labai svarbi visuomenės nuomoniai. Jame garsus geologas patvirtino prancūzų archeologo Boucherio de Pert pašiūras apie žmogaus gilią senovę, parodydamas didelėme kiekyje medžiagos apie senovę žmonių akmeninius įrankius ir išnykusių žinduolių rūšių kaulais. Šis Lajelio darbas patraukė mokslininkų dėmesį ir davė impulsą tolesniems šios srities krypties tyrimams, kurių dėka vėliau išsivestė į visumą mokslo šakų, tame tarpe ir į priešistorinę archeologiją. Tačiau iš asmeninio Lajelio susirašinėjimo žinoma, kad nuo ryžtingo evoliucijos teorijos pripažinimo žmonių atžvilgių jį varžė nenugalimas pasipiktinimas mintimi apie žmogaus giminystę su šiurkščiais galvėjais. Lajelio palaikymas buvo labai svarbus Darvinui. Kad ir kaip būtų, 1871 metais Darvinas vis dėlto paskelbė savo požiūrį į žmogaus kilmę. Bet pradėkime mes ne nuo jos, o nuo jo evoliucijos proceso kaip visumos reprezentacijos, tik mažu epizodu Darvino ir kiti natūralaus viso gyvojo pasaulio vystymosi šalininkai, kaip žmogaus išvaizda. Pagal šią koncepciją tiesiog neįmanoma atskirti žmogaus kilmės klausimo nuo evoliucijos teorijos. Darvinas apie evoliuciją. Pagal dabartinį požiūrį, pagrindinis Čarlzo Darvino evoliucijos teorijos principai susiveda į sekančias nuostatas. Pirma, kiekvienoje gyvų organizmų rūšyje yra didžiulis individualių morfologinio paveldėjimo spektras, tai yra organizmo struktūros, kintamumas, fiziologinių, elgesio ir kitų ženklų. Šis kintamumas gali būti nuolatinis, kiekybinis arba nenutrūkstamas kokybinis pobūdis, bet jis visada egzistuoja. Antra, visi gyvi organizmai dauginasi geometrinę progresiją. Trečia, kadangi gyvybės ištekliai bet kokiam organizmo gyvenimui yra riboti tiek, kiek kad neišvengiamai kyla kova dėl egzistavimo, arba tarp tos pačios rūšies individų, arba tarp skirtingų rūšių individų, arba natūraliomis sąlygomis. Prie viso to Darvinas į kovą už būvį sąvoką įtraukia ne tik tikrąją individo kovą už gyvybę, bet ir kovą dėl sėkmės reprodukcijoje. Ketvirta.
Kovoje už būvį sąlygomis jie išgyvena ir duoda palikuonius labiausiai prisitaikiusius individus su tais nukrypimais, prie kurių teko prisitaikyti atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. Nukrypimų nebūna kryptingų, tik reaguojant į aplinkos veiksnius, bet ir į atsitiktinius. Ir toli gražu ne visi jie naudingi tam tikromis sąlygomis. Išgyvenusio individo palikuonis, paveldintis naudingą nukrypimą, leidusiu išgyventi jų protėviai, pasirodo daugiau prisitaikė prie šios aplinkos nei kiti jų atstovai. Išgyvenimas ir pirmenybinis dauginimasis prisitaikiusiems individams Darvinas įvardijo natūralią atranką. 5. Natūrali atskirų izoliuotų rūšių individų atranka skirtingomis egzistavimo sąlygomis palaipsniui veda prie šių požymių išsiskyrimo, divergencijos, rūšių ir galiausiai naujų tipų formavimasi. Su pirmąja iš išvardytų pagrindinių nuostatų ginčytis sunku. Net Linėjus nurodė didžiausią įvairovę pačių rūšių viduje, o Lamarckas koreliavo šią įvairovę su evoliuciniais pokyčiais. Taigi čia tik Darvinas pakartojo tai, kas apskritai yra evoliucijos teorijos pagrindas, o ne tik jo šios teorijos versija. Antrajai pozicijai Darvinas pasiskolino iš Tomo Maltuso, anglų kunigo ir mokslininko, demografo ir ekonomisto, kur nekontroliuojamo gyventojų augimo teorijos autorius teigia, kad tai turėtų lemti badą žemėje. Šias idėjas Maltusas suformulavo knygoje Esė apie teisę į gyventojų skaičių, kuri buvo išleista 1798 metais. Ir be kita ko, kurioje buvo nuostata dėl dviejų progresijų buvimo. Aritmetinis, pagal kurią didėja resursai gyventojų egzistavimui, ir geometrinis, kuris tariamai vyksta atsižvelgiant į gyventojų skaičių. Darvinas tiesiog paskutinį teiginį perdavė visam gyvajam pasauliui be jokių įrodymų ir pagrindimų. Tačiau iš tikrųjų nekontroliuojamo dauginimosi gyvūnų gyvenime visai nesilaikoma ir nėra nustatyta. Beje, tai galima matyti bent jau pagal skaičių ir amžių esančių benamių šunų. Po masinio likusių šunų išgaudymo spąstais, šuniukų skaičius smarkiai išauga lyginant su laikotarpiu, kai yra daug šunų. Vaisingumui yra aiškiai nustatytas tam tikrais kompensavimo mechanizmas. Ir tas pats mechanizmas, sprendžiant iš visame kame, yra gerai žinoma etnografams kaip vadinamosios pirminės, kur medžiotojų gentis ir maisto ieškotojai nepatiria demografinių rodiklių sprogimo ir nekontroliuojamo gimstamumo padidėjimo. Tik neseniai buvo išsiaiškinta, kad gyvūnai planuoja šeimą daug griežčiau nei siūlo pačiose drąsiausiose fantazijose maltusiečiai. Be to, besaikės reprodukcijos nėra nei tarp augalų ir mikrobų. Tie keli neriboto individų dauginimosi pavyzdžiai ir jų skaičiaus augimas, kurį pats Maltusas citavo ir kurie yra darvinizmo konstrukcijos pagrindas, yra retos ir trumpos ir su išimtimis. Jų Čaikovskis evoliucija. Deja, beveik niekas neėmė Maltuso knygos į rankas ir netgi Darvino asmeninėje bibliotekoje jos pirmasis tomas nebuvo pabraukytas, antras taip ir liko neatprieštas. Gaila, knyga labai turtinga faktais, įskaitant tuos, kurie paneigia geometrinę progresiją. Tiksliau, Maltusas ją rėmėsi, kalbėdamas apie šią Ameriką, bet jos netaikė Indijai ir Kinijai, kurių gyventojų skaičius laikomas nuolatiniu. Laimiai dabar mes žinome, kad geometrinės reprodukcijos progresija naivus Maltuso klėdesis. Knyga taip pat labai prastai apibūdina visuomenę ir gamtą. Jų Čaikovskis evoliucija. Šiuo atveju įdomi eksperimentų serija, kuri netaip seniai buvo atlikta su žiurkėmis. Žiurkės buvo laikomos viduje izoliuoto kambario, kuriame jos turėjo galimybę būti aktyviomis, jos buvo maitinamos ir girdomos, ir jos galėjo laisvai daugintis. Ir viršutinė pakilimo riba individų skaičiuje, pagal kalinimo sąlygas, buvo pasiekta apie iki keliasdešimtis tūkstančių individų. Iš pradžių žiurkės buvo aktyvios, jos tikrai patyrė dauginimosi bangą. Tačiau tai tęsiasi tik iki tam tikro laiko momento, kai skaičius pasiekia apie 1000 individų arba šiek tiek daugiau. Tada buvo perėjimas į lininę sekciją, kai individų skaičius kurį laiką išliko pasiektame lygyje lygiu be reikšmingų elgesio pokyčių. Ir tada žiurkės apėmė apatiją. Dauginimosi greitis smarkiai sumažėjo ir individai pradėjo išmirti. Be to, atskirai atsirinkus ir izoliavus aktyviausius iš jų, jos taip pat greitai papuolė į tą pačią apatiją ir išmirė nesusilaukusios palikuonių. Toks eksperimentas buvo pakartotas keletą kartų, o rezultatai visada buvo panašus. Kaip matome, empiriniai tyrimai visiškai nepatvirtina Maltuso pozicijos dėl geometrinės augimo progresijos ir rūšių gausos.
Tačiau rūšių skaičiaus augimas geometrinė progresija, pasak Darvino, yra priežastis konkurencija dėl maisto išteklių, todėl tampa viena iš natūralios atrankos varomųjų jėgų. Ir jeigu eksponentinio augimo skaičius neatitinka tikrovės, tada išnyksta ir pats pagrindas konkurencijai ir natūraliai atrankai, kuria remiantis visa Darvino teorijos logika, turėjo atsirasti tik tuose pačiuose atvejuose, kurie iš tikrųjų yra reti ir trumpi ir išimtys. Ir tada paaiškėja, kad ir evoliucija turėjo eiti tik šiais išskirtiniais atvejais. Ir trečioji Darvino teorijos pozicija tiesiog pakimba ore. Dabar pereikime prie 4 punkto. Čia reikia patikslinti, kad pats Darvinas nesvarstė, kad konkrečių individų nukrypimai atsiranda absoliučiai netyčia. Šiuo terminu jis suteikė šiek tiek kitokią reikšmę, kas aišku iš kito jo sakinio. Aš kartais kalbėjau taip lyg pokyčiai, būtų atsitiktinumo reikalas. Tai žinoma visiškai neteisinga išraiška, bet tai parodo mūsų nežinojimą apie kiekvieno specifinis pokyčio priežastis. H. Darvin. Akivaizdu, kad mūsų pačių nežinojimas visiškai nereiškia atsitiktinio paties reiškinio pobūdžio. Kaip būti? Ar turėtume ir toliau pabrėžti, kad pokyčiai organizmų struktūroje vyksta tam tikros aiškios reakcijos, pavyzdžiui, cheminės reakcijos, nors ir nesuprantamais dėsniais? Darvinas bandė tai padaryti, bet kaustiniai kritikai besivaržantis tarpusavyje murmėjo, kad taip Darvinas atmeta natūralios atrankos principą. Pasirodo, kad individo išvaizda pirmiausia lemia tos kintamumo dėsnių suteikiamos galimybės, o atranka yra ne autorius, o tik cenzorius. Štai ir Darvinui teko pasakyti, kad pirminiai pokyčiai nėra kryptiniai, bet yra atsitiktiniai. Jų Čaikovskis evoliucija. Darvinas galėjo tikėtis tik ateities kartų tyrėjais, kurie turėdami daug daugiau duomenų masyvo, jog galėtų suprasti gamtos įstatymų prigimtinį kintamumą. Tačiau jo pasekėjai šios užduoties taip ir neatliko, ir klausimas nebuvo išspręstas. Kalbant apie pačią atsitiktinumo problemą, ji taip ir sustingo darvinizme, tokiu pavidalu, kokiu jį paliko Darvinas. Nors kiekvienas paveldimas pokytis kiekvienoje jo stadijoje įvyksta pagal aiškiai apibrėžtus dėsnius, tai aiškiai parodė molekulinė genetika. Bet atsekti visą ryšį tarp šių etapų ir jų priežasčių nepavyksta. Taip kad darvinizmas vis dar išlaiko tą pokyčių paveldimumą kaip atsitiktinumą. Jų Čaikovskis evoliucija. Labai rimtą smūgį 4, o kartu ir 5 Darvino teorijos pozicijai sudavė anglų inžinierijos Flemingo Jenkino straipsnį, kuris pasirodė birželio mėnesį 1867 metais Šiaurės Britanijos apžvalgos numeryje. Jo autorius nusprendė nebūti kuklus ir pavadino straipsnį taip pat, kaip vadinosi ir Darvino knyga – Rūšių kilmė. To straipsnio pasekmės dabar vadinamos Jenkino košmaro. Tai, ko ėmėsi Jenkinas, galima pavadinti pirmuoju sėkmingu bandymu logiškai išanalizuoti darvinizmą. Nekreipkime dėmesio į trūkumus, rašė Jenkinas, faktinis natūralios atrankos idėjos pagrindimą. Tarkime, kad visi pavyzdžiai, kuriuos pateikia ar siūlo Darvinas, yra teisingi ir pažiūrėkime, kas iš jų seka. Ar natūrali atranka gali siekdama suteikti naujas savybės pasirinkti skirtingas individų rūšis susiporavimui taip, kaip tai daro selekcininkas? Taip, žmogaus geba padidinti skirtumus tarp rasių, o ar tai nėra apribota? Pasak Darvino, natūrali atranka yra kitokia ir skiriasi nuo dirbtinės tik tuo, kad veikia lėčiau, bet kodėl turėtume manyti, kad tai, ką gali padaryti natūrali atranka, to selekcininkas niekada negalės pasiekti? Jei tarkim po 60 metų galėsite išvesti naują balandžių veislę, ar tada iš to neišplaukia tai, kad po kurio laiko iš balandžio nebus galima išvesti strazdo? Ir dar daugiau pridėsiu nuo savęs, iš roplio išvesti paukštį. Tik laukinis, turima galvoje visiškas beraštis, tęsė Jenkinas, žiūrėdamas, kaip sviedinys išskrenda iš patrankos, gali nuspręsti, kad galiausiai jis pasieks žvaigždes. Ir sviedinio greitis ir paveldimų variacijų diapazonas greitai mažėja didėjant atstumui nuo pradžios taško. Todėl nėra pagrindo tikėtis, kad pokyčiai kaupsis. Pagrindinis Jenkino punktas yra dauginimosio įtakos absorbacija. Tarkime, kad yra geresnis pasirinkimas nei iš egzistuojančių normalių tos pačios rūšies organizmų. Kyla klausimas, su kuo jis turėtų kryžmintis. Jei aplink yra tik normalūs individai, tada šansų perteikti naudingas naujoves nebėra. Po kelių kartų visa tai bus paprastų organizmų išmesta į balą. Vadinasi, joks unikalus variantas negali turėti reikšmės evoliucijoje. Tik masiniai nuokrypiai yra reikšmingi individams nuo normos. O jeigu šie masiniai nukrypimai
niekada neišveda naujos veislės iš esamų rūšių. Lieka manyti, kad tik vienas iš dviejų dalykų. Arba naujas variantas negali pasimesti, prapulti kryžminantis, arba turi iš karto atsirasti pas nemažo dalį procentų individų. Tačiau, kaip pažymėjo Jenkinas, abi hipotezės paneigia Darvino mokymus. Pirmasis prieštarauja paveldimumui, kuris yra gamtoje ir kaip tai apibūdina pats Darvinas. Kitas, jei leidžiama, veda į užburtą ratą. Tam, kad jį pasklystų, reikia, kad jie atsirastų dideliame skaičiuje individų bendrai paėmus. Jų Čaikovskis – evoliucija. Darvinas buvo priverstas pripažinti rimtumą ir įtikinamumą Jenkino argumentams, ir tai buvo kritinis momentas jo teorijai. 5-ajame žurnalo apie rūšių kilmę leidime jis buvo priverstas pripažinti kažkokio išorinio ar vidinio mechanizmo egzistavimą, kurie sinchronizuoja kintamumą įvairiuose individuose ir sustiprina sėkmingus palikuonių įgyjimus. Šie mechanizmai, kilmės autorius, nenorėjai pasiskolino iš jam nesimpatiškos Lamarkos teorijos – klimato įtaka, organių pratimai, mankštinimasis ir kita. Jų Čaikovskis – evoliucija. Ir tai buvo tikras košmaras Darvinui, nes kaip skirtingų individų kintamumo sinchronizavimą ir jo mechanizmų pobūdį, jo oponentai galėjo pareikšti ir paskelbė, kad tai kažkokios dieviškojos valios veiksmas, o Darvinas iš visų jėgų stengiasi apsieiti be dieviškosios valios ir sumažinti visus evoliucinis procesus iki išskirtinai natūralių, be to tiksliau grinai materialių, priežasčių ir mechanizmų veiksmų. Iki 1922 metų sovietų zoologas ir geografas Levas Seminovičius Bergas ištobulino Jenkino idėjas apie sugeriantį kryžminimosi poveikį iki jų loginio finalo, suformulavęs nomogenezės teoriją. Apie ją šiek tiek vėliau. Savo knygoje Bergas, remdamasis empirinę medžiagą, parodė, kad natūrali atranka visai nėra naujų rūšių formavimosi variklis, bet atvirkščiai jų stabdis. Dėl natūralios atrankos veiksmų kol kas atlikta nedaug pastebėjimų, bet viskas, kas žinoma šią temą, kalba už tai, kad natūrali atranka, priešingai nei mano Darvinas, visiškai neatsirenka laimingus išskirtinumus, pasmerkdama likusiuosius mirčiai, bet priešingai išlaiko normą. Ji yra ne progresyvi, o konservatyvi. Natūrali atranka nupjauna visus nukrypimus nuo normos, tiek pliusus, tiek ir minusus, laimingus ir nelaimingus, pataisant vidurinį normalų pavyzdį, standartą. Lebergas, evoliucijos teorijos. Štai taip. Laiko sąlyginumas. Kyla natūralus klausimas. Jei Darvino teorija buvo pagrįsta tokia abejotina ir net tiesiog klaidinga nuostata, kodėl ji gavo tokį platų populiarumą ir palaikymą, kuris dabar iš tikrųjų virto doktrina? Ir kodėl tai konkreti teorija, nepaisant to, kad dar prieš Darviną apie evoliuciją rašė daugiau nei 200 skirtingų autorių? Ankstesni patikinimai, kad Darvinas savo idėjas įrodė faktais, kiekvienas gali įsitikinti pats skaitydamas jo knygą. Ten faktų daug, bet jie susiję su kintamumu, o ne atranka. Yra pastraipa natūralios atrankos veiksmo pavyzdžiai, kur nurodyti 2 įsivaizduojami pavyzdžiai – skirtingo greičio vilkai ir skirtingo saldumo vaisiai. Daugiau tikrų atrankos pavyzdžių rasite ne Darvino raštuose, įskaitant ilgąjį rankraštį, kuriame iki jo paskelbimo 1874 metais buvo numanoma trūkstami argumentai. Darvinizmo sėkmė buvo akivaizdi dėl kažko kito. Atranka daugeliui skaitytojų buvo mažai įdomi. Jis buvo tam tikras simbolis, tarsi formulė, kuri naudojama, o neįdomi ar ji teisinga. Tiesiog atėjo laikas laimėti evoliucijos idėją ir visuomeniai to pakako, nes jis kaip garsus gamtininkas paskelbė žinos tų reiškinių mechanizmą – jų Čaikovskis evoliucija. Kitaip tariant, Darvinas tiesiog iškėlė fakelą ir jo evoliucijos teorijos versija pradėjo vaidinti visuomenėje pagrindinį vaidmenį. Taip sakant, tapo raudona vėliava, po kurią masės judėjo į priekį gamtos evoliucijos pripažinimo keliu. Ir dar vienas svarbus momentas. Man matosi, kad mintis iš anglų kolekcijos 1859 Entering in the Age of Crisis, Bloomington, 1959. Ta pergalė darvinizmui iš anksto nulėmė bendras religingumo nuosmukis 1850-osiuose, o Darvino knyga tik pateikė priežastį. Jau tūkstantmečius evoliuciją pripažino tik vienetai ir staiga per 6 mėnesius pripažino dauguma, nors Darvinas nenurodė nė vieno naujo fakto, o iš anksčiau žinomo paėmė tik mažą dalį, tą, kurį patvirtino kintamumo reiškinį.
Evoliucijos idėja staiga tapo visuomenės prielaida, nes jai kaip priežastį pateikė Darvinas. Nepagrįstas, bet akivaizdus paaiškinimas yra naudingų paveldimų variantų pasirinkimas. Ir tai, kad ši akimirka yra subrendusi tokiai progai. Straipsniai apie rūšių problemą pasirodė Vakarų mokslo periodikoje 1858-1959 beveik kas mėnesį. O visuomenė subrendo, nes tada religingumas vakaruose įėjo į savo reguliarų minimumą. Jų Čaikovskis – evoliucija. Ir net sustiprinčiau šią akimirką. Tai buvo ne tik religingumo nuopolio laikotarpis, bet ir visuomenės ieškojimas kai kurių konstruktyvių alternatyvų religiniams dogmoms. Buvo tuo metu kažkas, kas prieštaravo dieviškajai valiai ir Senojo testamento tekstams. Ilgai dominuojant tik viena idėjai, labai dažnai pasitaiko, kad jos tiesioginė linija pasirenkama kaip priešinga alternatyva. Taigi šiuo atveju alternatyva buvo pasirinkta kraštutiniu pavidalu. Vietoj Biblijos valdžios – gamtos mokslų teorijos, vietoj religijos dogmų – materializmas. Visuomenė buvo psichologiškai pasiruošusi pasirinkti šį kraštutinį variantą. Be to buvo pasiruošusi priimti tik tokį kraštutinį variantą. Šio visuomenės maksimalizmo pasekmė buvo tai, kad kai kurie mokslai tuo metu susiformavo tiesiogiai priešinantis ne tik išdėstytiems dogmų procesams iš Senojo testamento tekstų, bet ir visi teiginiai, kuriuos buvo galima rasti šiame tekste. Priešintis taip viskam, ginčytis taip su viskuo. Ir vienas svarbiausių Biblijos momentų, kuris būtinas tokioje situacijoje priešinantis, buvo plačiai paplitusi garsioji istorija apie pasaulinį tvaną. Būtent dėl tvano patvirtinimo arba paneigimo ir vyko pagrindiniai teoriniai ginčiai, pavyzdžiui, atsirandantis mokslas geologija. Laimėjo šioje priešpriešoje taip vadinama aktualizmo kryptis, kurio autoriumi dabar laikomas Čarlzas Lyellas, aktyviai palaikantis Darvino evoliucijos teoriją. Nepaisant daugybės geologinių įvykių praeityje ir katastrofų pėdsakų, Lyellas neigė bet kokią nelaimių galimybę. Ir ši kraštutinė pozicija pozicionavo dėl to, kad visuomeniai reikėjo teorijos, kuri paneigtų visą Senojo testamento turinį, įskaitant tvaną. Tačiau potvynis yra nelaimė, todėl apskritai šalin visas nelaimės. Panašus tokio maksimalizmo rezultatas buvo tai, kad Darvinas taip pat inertingai neigė bet kokį vaidmenį evoliucijos procesuose katastrofas. Ir tai nepaisant to, kad tuo metu daugelis paleontologų jau nustatė keistų sparčių senovės laikotarpių pasikartojimus ir kad šie staigos pokyčiai gali būti susiję su nelaimių pasekmėmis. Tai buvo dar viena Darvino klaida. Dabartiniai darvinistas apeina šią temą tyla, nes ilgą laiką praktiškai niekas iš paleontologų ir biologų neneigia ne tik nelaimių tikrovę, bet ir patvirtina lemiamą jų vaidmenį keičiantis dominuojančiams rūšims įvairiais praeities laikotarpiais. Tačiau būtent dėl katastrofų vaidmenio neigimo ir dėl ko vyko labai greiti pokyčiai, Darvinas teigia, kad keičiasi tik kai kurių rūšių savybės ir kitų rūšių išvaizda ir kuri yra grynai laipsniška, todėl labai lėto proceso rezultatas. Siekiant išvengti konfliktų tarp šių įsitikinimų ir tikrų duomenų, Darvinas visgi padarė nedidelį reveransą link santykinės galimybės greitiems pokyčiams, bet tik santykinėms. Periodai, kurio metu rūšis keičiasi, nors ir ilgas, jei matuojamas metais, tačiau trumpalaikis lyginant su laikotarpiais, kai jie nesikeičia. Čia Darvinas rūšių kilmė. Visgi Darvinas pirmenybę teikė kitai paaiškinimo versijai, kurioje nebuvo atsižvelgta į lėtos kaitos nuostatas. Jis, dar viena klaida, pateikė vadinamąjį paleontologinio įrašo neišsamumo principą, prieš kurį daugelis paleontologų prieštaravo ir prieštarauja. Ir lygiai tą patį padarė ir Čarlzas Lyellas, kai iškėlė principą geologinio įrašo neišsamumams, nes tik tokiu būdu geologijoje buvo įmanoma padidinti skirtingų laikotarpių trukmę, kad to pakaktų lėtai evoliucijai kartu su Darvinu. Sąžiningumo dėliai reikėtų paaiškinti, kad neužbaigtumu apie paleontologijos įrašus Darvinas suprato visų pirma kaip atitinkamų žinių trūkumą. Iš šios pozicijos sekė, kad sukaupus duomenis apie senovės iškasenas, paleontologinio įrašo neužbaigtumas turėjo sutrumpėti. Tačiau tolesnė paleontologijos raida parodė, kad žinios kaupėsi, o staigus perėjimai pereina iš vienos senovės eros į kitą, niekur nedingdamos. Be to, 20-ojo amžiaus viduryje buvo atlikti eksperimentai, kurie atskleidė ne lėtą ir laipsnišką, o visiškai kitokius naujų rūšių formavimosi proceso pobūdžius.
Tai yra kalba eina apie 6-ojo dešimtmečio pabaiga, 6-ojo dešimtmečio pradžioje atlikta eksperimentų serija, tuo metu sovietų biologo Georgijaus Šapošnikovo. Šiuose eksperimentuose mokslininkas perkelė amarus mintančius obels syvais ant visiškai skirtingų šeimininkų, pavyzdžiui, rūgštinių ir kitų žolinių augalų. Trumpai tariant, amarai yra monofagai vabzdžiai, tai yra visų rūšių amarų minta tik savo rūšies augalų. O štai Šapošnikovas perkelė amarus nuo vieno augalo ant kito, kurie tuo tampu vis žūdavo ir žūdavo. Na jeigu ilgai kiškį mušti, jis išmoks ir degtukus susidegti. Galiausiai atsirado keistuolių, kurie pradėjo gyventi toliau ant kaimininių augalų rūšių. K. Eskovas paskaita Paleontologija ir makroevoliucija 2088-040 svetainėje polit.ru. Pastaba. Datoje matoma įvelta netyčinė klaida. Bet po kurio laiko tose amarų individuose, kurie prigijo ant naujojo šeimininko, atsirado tam tikrų morfologinių skirtumų nuo savo protėvių. Tai yra, pagal visus formalius bruožus susiformavo nauja rūšis. Pažymime, kad šie eksperimentai vienareikšmiškai paneigia kreacionistų teiginį, kad realybėje nepastebimas jokių naujų rūšių atsiradimas. Teiginys, kuris vis dar kartais pasirodo publikacijose, nukreiptose ir prieš Darviną, ir prieš kitus evoliucionistus. Panašius eksperimentus atliko ir Amerikos mokslininkai su drozofilų rinkiniu, kas padėjo galutinį tašką šiame ginče. Naujos rūšys tikrai susidaro. Naujų rūšių formavimasis nebėra teorinė išvada ar prielaida, bet tikras faktas. Bet grįžkime prie Šapošnikovo eksperimentų. Šių eksperimentų metu visų pirma paaiškėjo, kad amaro prisitaikymas prie naujo šeimininko atsirado visai ne palaipsniui, o aiškiai ir staiga. Antra, prireikė labai mažai laiko, tik apie 14 kartų ir laikotarpio skaičiuojamo mėnesiais. Tai yra, rūšies pasikeitimas iš tikrųjų įvyko akimirksniu, pasak Darvino standartų. Ir trečia, prisitaikymas iškart pateko į masę išgyvenusius individus, o ne į vieną iš jų. Tai yra, buvo ryškus evoliucijos koordinavimas eksperimentinės populiacijos pokyčiuose. Visa tai iš pagrindų prieštarauja pagrindinėms Darvino idėjoms. Lygiai prieštarauja faktui, kad šių eksperimentų metu aiškiai parodė įgytų savybių paveldimumą, apie ką Lamarckas rašė. Pastebiu, kad Šapošnikovo eksperimentai netiesiai patvirtina ir svarbų katastrofų vaidmens specifikaciją, nes katastrofai gali būti prilygimtas įprastos maisto bazės ir amarų persodinimas ant naujų šeimininkų rezultatas. Eksperimentai iš tikrųjų imitavo šias nelaimių pasekmes. Kaip matote, didžioji dalis pagrindinių Darvino teorijos nuostatų neatlaiko ne tik kritikos iš logikos pusės, bet ir, kuri daug svarbiau, patikrinimo empiriniais duomenimis. Tokiomis sąlygomis doktrina, kuri dėja buvo pakelta į rangą dominuojančios doktrinos, nustoja aprašyti tikrovę, vis toliau nutolindama nuo jos savo pasekėjus. Mano nuomonė logiška, kad toks teorijos atitolimas nuo realybės rezultatas labai gerai atspindi šias dvi jų Čaikovskio mintis, kurias tik sukeisiu vietomis. Darvinizmas – vienintelis dėstomas mokymas, visiškai susiaurinantis tyrinėtojų akiratį. Galutinis akiračio susiaurėjimo rezultatas jau matomas horizonte. Visuomenė dabar grįžta prie sukūrimo idėjos, jų Čaikovskis – evoliucija. Situacija pradeda labai panašėti į XIX amžiaus vidurio amžiaus valstybę. Visuomenė vėl pasiruošusi eiti nuo vieno kraštutinumo prie kito, tik dabar atvirkščia kryptimi. Tačiau ar verta vėl lipti ant to paties grėblio? Atkreipiame dėmesį, kad pirma, Darvino klaidingumas net ir labiausiai pagrindinėse jo evoliucijos teorijos nuostatose dar nereiškia pačios evoliucijos idėjos klaidingumo. Antra, taip pat yra daug kitų evoliucijos teorijų. Ir trečia, Šapošnikovo patirtis, taip pat kaip ir bet kuris kita iš didelio kiekio empirinės medžiagos, nepaneigia evoliucijos, bet ją patvirtina. Ir jei norime apibūdinti ir paaiškinti tikrovę, o neskraidyti savo fantazijose ar grinai teoriškose konstrukcijose, pirmiausia turime remtis empirinę medžiagą ir tik po to sukurti teoriją, kuri paaiškintų šią empirinę medžiagą, o ne aklai remtis ją. Kur mus nuves šios teorijos logika, prie sukūrimo arba grinai prie natūralių procesų ir priežasčių, gali paaiškėti tik pačioje pabaigoje. Ir visiškai nebūtina, kad pasirinkimas finale sumažėtų tik iki 2 minėtų kraštutinumų. Noriu aiškiai parodyti, kad galimi bet kokie skirtingi variantai ir kuriam laiku nutolsime nuo pagrindinės knygos temos ir trumpam pasinersime į kitą sritį – į geologiją. Nors nereikės mums visiškai atitrūkti nuo analizuojamos temos, nes kreipsimės į gana ypatingą geologinę problemą, kuri jau buvo minėta anksčiau ir kuri vis dėlto turi tam tikrą netiesioginį ryšį su evoliucijos klausimus.
į tvano problemą. Kūdikys buvo išmestas kartu su vandeniu. Geologijos kaip mokslo pradžia laikoma 18–19 amžių sandūra. Ši pradžia siejama su pasirodymu ir mokslinio pasaulio tvirtinimo tezėmis, kad įmanoma atskirti Žemės plutos sluoksnius pagal amžių, pagal juose išlikusias senovės faunos ir floros liekanas. Tai yra gyvūnijos ir augalijos liekanas. Tarp geologų tuo metu dominavo idėjos pastatytos remiantis Biblijos tekstais, pagal kuriuos Žemės istorija ne tik kad nepasiekė bent 10 000 metų, bet ir turėjo tik 2 laikotarpius, kurių riboje buvo pasaulinis tvanas. Buvo tikima, kad viską lėmė tvanas, šiuolaikinės Žemės paviršiaus ypatybės. Nors ir tada buvo ne 2, o daug sluoksnių įvairios uolienos, su kuriomis teko susidurti geologams, ir kas nelabai tilpo į tokią pagrindinę koncepciją ir sukėlė joje daug abejonių. Šios abejonės dar daugiau sustiprėjo, kai geologiniuose sluoksniuose buvo rasti sluoksniai su fosilijomis. Vienintelio potvynio akivaizdžiai nepakanka paaiškinti sukauptiems faktams, kaip ir daugelio katastrofų teorijų, vadinamųjų katastrofizmų, kurio autorius ir pagrindinis variklis buvo Žoržas Leopoldas Cuvier, Curis, manė, kad Žemės paviršių periodiškai ištinka katastrofos, kurios sunaikina viskas, kas joje gyvena, o po to sukuriamos naujos formos, kūrybos aktas, nors apskritai ir pagal senąjį tipą, bet vis tiek kitokį. Pagrindinė iš šių katastrofų ir paskutinė iš jų Cuvier toliau laikė pasaulinį tvaną. Iš esmės kitokį požiūrį pasiūlė geologijos evoliucinio požiūrio šalininkai. Štai kaip tai aprašyta. Pavyzdžiui, viename iš rekomenduojamų vadovėlių Bendrojo ir profesinio švietimo ministerija Rusijos federacijoje kaip vadovėlis studentams kryptyje studijuojančių aukštuosiuose mokyklose geologijos specialybės. Prancūzų gamtininkas J. Lamarcas sukūrė doktriną apie organinio pasaulio evoliuciją ir pirmą kartą ją paskelbė kaip visuotinius gyvosios gamtos dėsnius. Anglų geologas C. Lyell savo veikale Geologijos pagrindai įrodė, kad dideli pokyčiai Žemėje neįvyko dėl destruktyvių katastrofų, o dėl lėtų, ilgų geologinių procesų. Žinias apie Žemės istoriją C. Lyell siūlo pradėti nuo modernumo studijų geologiniuose procesuose, manant, kad jie yra raktas į praeities geologinių procesų išmanymą. Dėl šios pozicijos vėliau C. Lyell gavo aktualizmo principo pavadinimą. Čarlzo Darvino darbai buvo puikia parama evoliucionistų mokymams, nes jie įrodė, kad organinis pasaulis transformuojamas lėtais evoliuciniais pokyčiais. V. E. Hainas, N. V. Koronovskis, N. A. Jasamanovas, Istorinė geologija. Tačiau realybėje taip nebuvo ir aukščiau pateikta citata apibūdina tik pusę tiesos. Antroji tiesos pusė leidžia pažvelgti į situaciją šiek tiek iš kitos pusės. Kitose knygose gana lengva rasti informacijos apie tai, kad 2 Čarlzai, Lyellis ir Darvinas, buvo artimi draugai ir lieka išsiaiškinti, kieno teorija buvo paveikta kito didesnė įtaka. Tiksliau reikėtų sakyti, kad abu vystėsi lygiagrečiai, padėdami vienas kitam atsistoti ant kojų. Vien Čarlzui Darvinui reikėjo ilgo ir laipsniško geologinių procesų eigos, kadangi reikėjo jo evoliucijos teorijos. Kitam Čarlzui Lyelliui labai palankiai pavyko sukurti ilgą evoliuciją, todėl savo teoriją sustiprino apie vienodai ilgą ir laipsnišką geologinių sluoksnių formavimąsi, be jokių katastrofų. Taip vienas kitą paremdami jie ir siekia plėtoti savo 2 teorijas. Jei laikysimės griežtos terminijos, tai Darvinas, skirtingai nuo aukščiau minėto vadovėlio autorių teiginio, visiškai nieko neįrodė. Jis tik išreiškė vieną iš galimųjų ir turimų faktų paaiškinimo versiją, tai ir pateikė teoriją. Lygiai taip pat nieko neįrodė ir Lyellis, bet abi teorijos padėjo viena kitai, sukurdamos iliuziją vieną kitą sustiprindamos ir įrodydamos ir formuodamos vieningą, lėtą ir laipsnišką evoliucijos vaizdą, kaip ir biologijoje, taip ir geologijoje. Problemų su įrodymų baze, žinoma, oponentai negalėjo nepastebėti, todėl jie ilgą laiką buvo kritikuojami ne tik dėl eretiškos Darvino pažiūros, bet lygiai taip pat ir Lyello eretiškos teorijos, nors ir jų šalininkų skaičius vis tiek palaipsniui didėjo. Mes žinome rezultatą. Biologijoje nugalėjo Darvino teorija, o geologijoje Lyello teorija. Tačiau, kaip minėta anksčiau, jis kategoriškai neigia bet kokios katastrofos galimybės. Būtina atmesti visas teorijas, kurios apima didelės staigių katastrofų idėjas. Čia Lyellis, geologijos principai.
Dviejų Čarlzų teorijos pergalė originalioje ekstremistinėje versijoje tarsi automatiškai davė atsakymą ir į klausimą kilusi pačioje pradžioje geologijos kaip mokslo formavimosi – buvo ar nebuvo pasaulis tvanas. Jeigu kartą laimėjo teorija be katastrofų, tada pasaulinio tvano nebuvo, nes potvynis taip pat yra katastrofa. Tačiau šiais laikais geologai dažniausiai bando apeiti tokius nemokslinius požiūrius, norėdami arba tiesiog nutylėti, arba kreiptis į garsųjų Okamos skustuvą. Kaip sakoma, jeigu pavyksta paaiškinti geologinę Žemės Plutos sandaros ypatumus ir įvairių sluoksnių atsiradimus be jokių tvanų, tada potvynio kaip tokio nebuvo. Bet tame ir yra problema, kad iš tikrųjų nepavyksta jokių būdų paaiškinti visų galimų ypatumų, taip pat kaip toli gražu ir ne visus susijusius rastus paleontologinius radinius. Paradoksalu, tačiau daugelį šių išvadų buvo jau žinomos pačioje dviejų globalių ginčo geologinių sąvokų pradžioje. Tačiau tai natūralu, juk ne tik šalininkai rėmėsi vien tik Biblijos tekstais tvano tikrovės ginčuose su evoliucionistais. Vedantysis deliuvelistai, mokslininkas tyriantis potvynį, buvo neabejotinai Williamas Becklandas 1784–1856, kuris 1813 metais gavo mineralogijos mokytojo pareigas Oksfordo universitete ir ten 1818 metais tapo geologijos dėstytoju. Savo kalboje pradėjus eiti pareigas geologijos mokytojas, Becklandas bandė parodyti, kad geologiniai faktai derinami su pasaulio sukūrimo įrašais apie potvynį įrašyti į Mozės knygoje. Už savo publikaciją, jo magnum opus, pagrindinis kūrinys, pavadinimu Potvynio pėdsakai, Becklandas sulaukė didelio pagyrimo iš kritikų. Becklandas buvo gerai susipažinęs su geologinė literatūra ir naudodamasis kaulų radinių ataskaitomis dideliame aukštyje Anduose ir Himalajuose, padarė išvadą, kad potvynis neapsiribojo žemumos teritorija. Vandens lygis buvo pakankamai didelis ir arti aukštų kalnų grandinių. Jis surinko daug įvairios medžiagos potvyniui paremti. Kaip įrodymą jis laikė tarpeklių ir kalnų išgraužos, ant kalvų ir kalnų šlaituose išsibarstiusius riedulis, į kur upės negalėjo jų atnešti. Šie reiškiniai rodė, kad tai negali būti siejama su šiuolaikiškais veiksmais, nepakankamai galingais erozijos veiksmais ir krituliais. Todėl Becklandas laikėsi sero Jameso Hallo idėjos apie kai kuriuos grandiozinius srautus ar vandens bangą kaip milžinišką potvynio jėgą. Hallen – didieji geologiniai ginčiai. Atkreipkite dėmesį, kad per kovą tarp dviejų požiūrių, laikotarpiu dviejų Becklando darbo teorijų susidūrime su bandymu įrodyti potvynio tikrovę, gyrė ne tik jo pozicijos šalininkai, bet ir kritikai. Taigi jų surinkta įrodymų bazė buvo tikrai labai didelė ir rimta. Tačiau kai kuriuose regionuose yra keletas ypatingų reljefo bruožų, o geologinių sluoksnių atsiradimo prigimtis visiškai neatitiko biblinės tvano versijos. Šios savybės tiesiog fiziškai negalėjo susiformuoti visiško žemės užliejimo sąlygomis pagal Senojo testamento scenarijų, kuo ir pasinaudojo dviejų Čarlzų teorijos šalininkai. Pastebėta, kad daugelis šių geologinių bruožų stulbinamai primena ledynų poveikio pasekmes kalnuotose vietovėse. Ledynų liežuviai žiemą padidėjantis, o vasarą sumažėjantis ir paliko gana būdingus pėdsakus, kurie ir atkreipė mokslininkų dėmesį. Buvo tik viena rimta problema. Tokie pėdsakai buvo labai plačiai paplitę tuose vietovėse, kuriuose numatomoje praeityje buvo šiltas klimatas ir kur nebuvo sąlygų susidaryti ledynams. Ši problema buvo išspręsta naudojant versiją, kad anksčiau klimato sąlygos planetoje buvo visiškai kitokios, daug šaltesnės, tiek, kad ledyno kiautas apėmė didžiulius plotus Europoje ir Šiaurės Amerikoje. Taip atsirado ledynmečio teorija, kuri iš pirmo žvilgsnio pašalino didžiąją dalį prieštaravimų turimų geologinių faktų paaiškinime. Tuo metu, būdama vienintelė alternatyva bibliniai potvynio versijai, kartu su dviejų Čarlzų teorijų pergale, ledynmečio teorija taip pat automatiškai sulaukė pripažinimo. Tačiau tai gana natūralu, nes ji iš tikrųjų reprezentuoja tik labai konkretų Loyelo laimėjimo teorijos atvejį, o ne ypatingą pasekmę. O dabar ledynmečio teorija užima dominuojančią padėtį. Antrosios dalies pabaiga. Sekančioje, trečiojoje dalyje tęsime mokslininkų teorijų priešpriešas geologijos aspektu ir noro pritempti už ausų faktus prie vienos ar kitos teorijos.